Atėjo rudenėlis ir vėl mes leidomės į kelionę. Šįsyk mūsų tikslas yra Rumunija, Transilvanijos regionas. Aplankysime Grafą Drakulą, jeigu pasiseks. Taipogi pravažiuosim, bene turbūt gražiausiais Europos keliais, Transvagalašanu ir Transalpina. Ara viešbutukas. Šį kartą jau dėdė rinkos. Dėdė, tokį gan gerą parinko. Jau. Ant tiek mes parenkam kempingus. Dėdė rinko. Aposit gaunasi. Dėdė išrinko, bet realiai tai Kolis išrinko. Ne, Kolis pamatė. Dėdė prūvino. Sako, žiūrėjau, sako, kur vėl? Buvo, sako. Aš jau taip suprantu. Mes tolinėjom. Mes Tiesą prie sakant. kapinių. Mes kai tikri gotai prie kapinių. Jo. Su vaizdu į kapinės pas mane. Ai, pas tave? Ne, pas mane ne. Pas mane su vaizdu į mocus. Ne, Bet pas su jus tai vaizdu su vaizdu į kapines. absoliučias kapinės. Bet aš jau čia suprantu. Pataisysi šerną su vaizdu į bažnyčią. Į visiškas kapinės. Kaip vyriukai Rumunijos virtuvė. Kol kas tobulą. Šilbytė buvo. Labai gera. Jo, reikėjo nufilmuoti bliūdą dydį. No, Ir bištelė. mėsytė patikrenta nuo kauliuko. Esame miestelėje Sepanta ir einame dabar į taip vadinamasias linksmasias kapinaitės. Tai turbūt unikalus objektas tokio tipo Europoje, kur ant antkapių yra su satyra ir su jumoru aprašyta apie kiekvieną tenais palaidotą mirusį. Atvykome į aukščiausią medinę bažnyčią pasaulyje. Jinai yra atstatyta, bet atstatyta pagal originalų projektą. Buvo pastatyta 14 amžiuje. Buvo pastatyta originaliai jo 14 amžiuje.
și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și de-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Atvykome į Barsaną vienuolyno kompleksą. Čia mes matom net ir vienuolės su trimeriais pjauna žolę ir vienuolynas yra veikiantis pilnai ir čia meldžiasi, dirba ir gyvena vienuoliai. Vacances. Yeah. Okay. Was very, very good. This. Yes. From a zone privată, yeah. Okay. No problem. No fotografiere. Yeah, unitate militară e strategic zonă. Okay, thank you. Okay. Okay. Thanks. Vielen Dank. Good. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Thank you. Bye. Šuo. Du šunys. Jie, man atrodo, tuoj eina pas šerną. Visi eina pas šerną. Šernai, visi šunys eina pas tave. 3 ir dar dėdas. Atfotografavom karinę zoną, apskraidėm, tada išėjo admirolas kapitonas, atsargoj, pensininkas sako, žinokit, čia karinis objektas, nelabai gerai, kad čia fotografuoti negalima. Ai, mes sakom, gerai, aišku, nefotografuosim. Apskraidėm viską, atfotkinom, tada sakom, aišku, gerai, normaliai, nebefotkinsim daugiau.
naktį nakvosime kempinge, statysim palapinės, turim Mountain View ir labai neblogą kempingėlį. Visa palapinė, jeigu ką. Čia ne tik palapinė, šernai? Palapinė, miegmaišis, čiužinys, pagalvės užklotas, paklodė. Admin slovom, absoliučiai viskas, kas yra kempinimui. Tai vat yra čia. Čia yra tobulas motociklisto camping setas. Kuris puikiai tilpka, ateik čia. Va, žiūrėk. Op. Ir visas šernelio namelis. Ir čia dar ir lietaus kelnės savo padėjo. Cool. Kol vyriukai stato palapinės, aš savo jau pastačiau. Va, šita palapinė šiąnakt bus mano. Šernai, tu gali paaiškinti, kaip tu tokioj mažoj čia miegosi? Tu per didelis šernas, kad tu ją įtilptum. Nu va, kaip atrodo pastatyta. Šerniukas, atsisuk, parodyk, kas viduj. Praeik, papasako, ką turi. Nu, dabar čia sunku. O, tai čia įrašinėjom? Jo, jau įrašinėjom. Nu va, čia pompikė, kuri užpučia. Va, čia mes ją turim, kuri jau oficialiai pripūtė. Tai mes ją išjungsim. Čia yra labai nerealus bigagnės kilimėlis, labai rekomenduoju visiems. O va čia yra labai faina. Va čia va, susikrauni visus rūbus. Čia telefonas ir krovimas. Ir visa palatkė užima vietos, tada va tokia va. Labai čiotka. Kolis jisai mėgsta didelius daiktus. Pas jį čia yra kotedžas. Su rūsiu ir antresolėm. Ir dar Black Edition. Absoliučiai toksai dark box. Tikro goto palapinė. Sėdim tarp kalnų, klausom gotikos. Ja, jums reikėjo, kad tik iškišus galvą, va, tas kalnas matytųsi iš palapinės. Gerai, aš kaip tik jausios biškai privačiau, galvą iškišęs. Tai gerai. That a maiden that lived who you may know by the name of Annabelle Lee. Oh, 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 Annabelle Lee. Oh, 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 Annabelle Lee.
Nu ką, vyriukai, už Brašovą. Давай, уж. Cheers. Opa. Na, oras mūsų nelepina. Prognozuoja visą dieną lietų. Važiuojame per lietų. Atvykom į Brano miestelį, kur yra, kaip manoma, grafo Drakulos pilis. Tai einame ją aplankysim ir gal surasim, kur slepiasi tas pagrindinis vampyras. Nors esam paprastą savaitės dieną ir tikrai ne sezono metu, bet žmonių skaičius iš tikrųjų einančių į pilį stebina. Tikrai pilni parkingai. Beje, motociklam parkingas yra nemokamas. Čia kaip tik ginklai gintis nuo vampyrų. Sidabras, mediniai koneliai, kryžiai, viskas ko reikia. Čia paimta lagaminėlį, varom. Štai jisai. Kankinimas gali būti ir su šerno knysle. Šernai, tave taip nukankintų. Kolio koja. O, šitas jam tikrai padėtų.
Ką, vyriukai, paragausim Transilvanijos virtuvės. Transilvanijos burgeriukų. O čia aviena. Ką tik aplankėme Juodąją bažnyčią, dabar dar viena Brašovo įžymybė - Šniūrų gatvė. Turn left. Kol kas matom labai daug šniūrų. Bet kol kas tų šniūrų nesimato. Čia sakyčiau gal labiau grafiti gatvė negu šniūrų. Kaip šernelį. Va, Transilvaniškas delikatesas. labai neblogai. Labai neblogai. Desertas. Koli, kaip desertas transilvaniškas? Vaikai su jais. Čia vamzdis. Transilvaniškas vamzdis. Kuba. Transilvaniškas desertinis vamzdis. Ok, ragaujam. Tai principę pralaukėm Brašove, nes matėsi, kad Transfagarašane bus ir lietus, ir debesis kalne. Tai būtų nieko nesimatė. Tai dabar kaip ir truputėlį prasigėdrino ir bandom imti gražiausią Europos kelią. Esam Transfagarašane. Oras nelepina, tikrai. Praktiškai viskas yra rūke. Į tolį labai daug nesimato. Pakelsim dronelį. Pažiūrėsim, gal iš dronelio geriau matysim. Esam beveik Transfagarašano viršūniai.
Gaila truputėlį vaizdui trukdo rūkas, na, šiek tiek matosi, bet tikrai nematom pilno kelio ir toliau slėnyje grinai rūkas ir matom tik tai dalį vaizdo. Tai teks dar kartą čionais sugrįžti. Šernai, vakarykštę sriubą imsi? A ką imsi? Tik sriubos imam visi, ne? Didėja apmąstymai vyksta. Baigėme nusileisti Transfagalašano keliu ir apsistojome prie didžiulės užtvankos, kur iš tikrųjų iš tokio mažo upeliuko padaryta tokia didžiulė užtvanka ir didelis ežeras. Transfagalašano kely tai iš tikrųjų labai linksmas buvo nusileidimas, pilnas meškiukų. Jie tokie faini visi, ateina prie moco, ateina prie mašinų, prašo, nori maisto, nu, matyt, jie čia įpratę jo gaut nemažai. Tai toks visas iš tikrųjų nusileidimas, pilnas kelias meškiukų. Ir ne tai, kad jų ten vienas kitas, jų pilna, iš pradžių skaičiavom,
o po to ir skaičius jau pametėm, nes nu, tikrai jų nepamatyti šitam kely neišeina, nes jų tikrai yra labai daug. Esame Trovantų muziejuje, taip vadinami augantis akmenys, kurie susiformavo per milijonus metų, kai čia buvo viskas užlieta vandeniu ir jie buvo vandens dugne. Tai susidarė įvairių įdomių formų akmenukai. Na va, pakeliu į Transalpiną, žirgeliai tvartelėje sustatyti. Šernelis turi alaus. Žiūrėk, tik pažiūrėk, koks jis laimingas. Nebaisi net Transalpiną per lietų. Po tokios dienos, po 11 valandų ant motociklo, mes nusipelnėme cigaro, alaus, o čia mes gyvensim. Čia katinai iš viso, čia užpuolė katinai. Čia vien katinai. Ir jie tik tai pas mus. Šernai, tu čia katinus trauki? Katinai jau 2. Vienas katinas, o antras katinas. Vien katinai. Jie broliai panašiai. Nu? O, tu mane čia sudraskysi? Tokie meilūs rumuniški katinai.
Transalpinoj, virš 2 km aukštyje. Iš tikrųjų kelias labai skirtingas, labai skiriasi nuo Transfagarašano. Ten daugiau miške važiuoji, medžiai. Čia yra labai atviri vaizdai, labai toli matosi. Kelio danga irgi ženkliai geresnė. Nu, sakyčiau, jeigu reiktų lyginti šitos kelius, tai aišku, Transfagarašane meškučiai. Bet šiaip Transalpina yra number one. Ir aišku, toks nemažas vėjas, kad dronelio vos neapvertė. Labai didelis vėjas. Na, Transalpinos viršui pasirodo dar yra ir nemažas turgus. Kaip kalno viršūniai, 2 km aukštyje. Nu, tai čia visai toksai nemažas turgelis. Ką šernai pirksi? Neturim pinigų. Neturim pinigų, bėdžiai. Viską ant mocų išleidom. Kur čia eini, šernai? Druskų kasyklą. Į požemį. Salina Turda. Esame seniausioje druskų kasyklos patalpoje, kur druska pradėta užgaudinėti dar 1690 metais. Tai jisai toks kupolo formos, kur apačioje telkšo ežeriukas, po kurį galima pasiplaukioti valtelę.
čia tikrai nėra kalnakasybos ar druskos gavybos muziejus. Čia labiau panašu daugiau į kažkokią meninę komercinę instaliaciją. Tai čia tikrai nieko panašaus į muziejų. Bet taip, bendrai žiūrint, visai gal ir gražu. Nu ką, Riukai, tai priverčiau vis tik eit. Ui, čia kažkokie suočiai. Davai paragaujam. Bet čia visiškai šlapia, va, jeigu tai paliestum. Kažkokie suodžiai, nesuodžiai, vėl nežinai. Klaidingas buvo įspūdis iš karto taip nurašyti, kad čia yra tik instaliacijos. Yra čia ir muziejus, yra ir parodyta įranga, kaip druska buvo išgaunama. Šiaip tikrai labai vertas aplankyti objektas Rumunijoje. Ką mes čia veikiam, šerdai? Taksi automobilyje motociklininkai. Kodėl mes motociklininkai, o sėdim taksi automobilį. Tai va, neikit kitą kartą atvažiavę į Saliną ilgais tuneliais, tikėdamės išlįsti toj pačioje vietoje, nes neišlysit. Išlysit už kalno. Ėjom 500 metrų, o atgavus 5 grįžt kilometrų. 5 kilometrai. Va taip, o atgal neįleidžia. Dabar Bažnyčia, nu ką? Давай. Už Turdą. Оп, турда. Ir Transalpiną. Valgom. Nu ir ką? Katinas. Ką tu? Kaip hebrytė, maudynės. 12 laipsnių arba 11, dahujinis. Atsiprašau, labai stiprus vėjas, ten pipsiaukus uždėsim ir labai linksma. Nu, apturėjom neblogą dienelę. 8 valandas. Nežinau, čia kažkokiam ciklonė turbūt varėm. Visiškai žliaugia lietus ir visą laiką non-stop, visiškai non-stop 8 valandas važiavom lietui. Tai pasižiūrėsim dabar, kaip išlaikė aprangos. Bus tiesos akimirka, geresnio testo turbūt net ir nesugalvosi. Jokių lietaus aprangų nenaudojau, tai grinai laminuotas Gore-Texas. Tai pasižiūrėsim, kaip aprangos, kaip batai atlaikė 8 valandų ištisaus ir gana stipraus lietaus. Nu kągi, tiesos akimirka. Žiūrim, kaip išlaikė laminuotas Gore-Texas. Net siuliukas nesušlapęs. Ir tai yra po 8 valandų važiavimo visiškoj liūty. Rekomenduoju. Panašu, turim rato problemą. Bėdelė. Ratą sutvarkyti atrodo pavyko. Pasitaikė labai draugiškas žmogelis. Pamatė pro langą sustojusius motociklus. Nusileido. Paklausė, gal reikia pagalbos ir davė kelioniai ratų putų, jeigu kažkas tai vėl atsitiktų, kad būtų galima tiesiog užsisandarinti. Tai iš tikrųjų vengrai labai draugiški pasirodė.
Eik šiek. Puluot manęs, prašau. Va, kelnes mano. Čia viskas žliaugia. Kristukai, gal norėtum keliauti su manimi kelionę kitą kartą? Tokiom sąlygom. Aš paorganizuosiu. Aras gali, jis ir kelių parodės.